Pilnatis jau į pabaigą, gyvenimas nenuspėjamas. Gyvenimas veda savo keliu ir koks tas kelias ir priklauso netgi nuo tavęs. Nenuspėjamumas man yra kaip ir įdomiausia sąlyga šito gyvenimo. Nes jeigu yra viskas nuspėjama, yra labai neįdomu gyventi. Ir kai tave veda ir tu esi atradęs savo autentišką gyvenimą, tu džiaugiesi to gyvenimo. Tu priimi viską, kas aplinkui vyksta, žinodamas, kad tai tau yra skirta. Tai skirta tau, tavo pokyčiams. Aš lygiai taip pat einu, atsidūręs dabar kažkur tai Katalonijoje, kažkur net ne prie jūros, toliau truputėlį nuo jūros. Gyvenimas atvedė čia tam, kad reikalingas aš esu. Ir vieną dieną trobelė, kitą dieną jau žiūri kažkur tai esi. Per gyvenimą ėjau ieškodamas to savo autentiškumo, nes širdį spaudė jausmas daug metų, dešimtmečių, kad kažkur aš ne savo gyvenime esu, kažkur aš ne taip gyvenu, ne mano tai vieta. Ir tas skausmas, ta neviltis, ta tokia kaip ir beprasmybė mane žudė. Bet buvo viduje jausmas, kad aš turiu surasti išeitį, kur vis dėlto tas mano autentiškas ir tikras gyvenimas. Manau, sąlyga pagrindinė geram, kokybiškam gyvenimui, džiugiam gyvenimui yra atrasti save, atrasti savo autentiškumą. Ir kas tas atrasti save? Tai aš tai suprantu pagal jausmą, kai aš jaučiuosi, kad aš esu savo vietoje, savo kėdėje. Aš gyvenu gyvenimą, jis yra paprastas, bet tuo pačiu aš jaučiuosi gerai su to paprastu gyvenimu. Aš sutinku žmonių netoli savo sodybos, to vienkiemio, tose apylinkėse, kurie irgi atradė savo gyvenimą, autentišką gyvenimą ir jie to džiaugiasi. Ar kažkas tai mūryje pečius, ar kažkas tai tiesiog gyvena paprastą kuklų gyvenimą savo trobelėse, daro savo darbus, jie jaučiasi gerai su savimi, todėl kad jie žino, kad tai jų ir kelias. Jiems nereikia prisimesti, kad jie turi būti teisininkais, gydytojais ar pasiekę kažkokiais verslininkais mieste. Nes daug pasiekusių verslininkų mieste ar kažkokiose prabangiose vietose, jie nenori gyventi. Jie negyvena gyvenimu, jie yra neviltyje, jie yra beprasmybė, jie ieško išeities iš tenais. O žmonės atradę savo autentišką gyvenimą, jisai gali būti tas gyvenimas labai paprastas, kuklus, bet užpildo tave. Lygiai taip pat aš, norėdamas pabėgti iš to skausmo, atradau save. Bet turėjau prarasti ir atsisakyti kažko tai, kas buvo kartu su manimi, kas man irgi buvo skausminga. Bet yra tokie dėsniai, kai tu keliauji, kažką atrandi, kažką prarandi. Bet kai tai atrandi tą autentiškumą, savo autentiškumą, tai kiekviena diena tampa tau tokiu gyvenimo momentu, kaip svarbiausių momentų. Ta diena. Dabar rytas, šeštadienio šiandien rytas. Vakar jau nespėjau to pokalbio įrašyti, tiesiog labai intensyvi diena buvo. Ir pats skrydis iš čionais iš Londono buvo užimantis laiko, įsikūrimas. Ir vyksta gyvenimas, vyksta paieškos sprendimų, kaip gyventi aukščiausios kokybės gyvenimą, kaip galima būtų atskleisti save, kaip tą potencialą savo išreikšti per šitą gyvenimą. Ar gyventi liūdesyje, skausme, neviltyje, chaose, ar gyventi prasmėje, meilėje ir pasidalinime. Tai kalba eina ne apie mane, čia eina kalba apie kitus žmonės, bet tuo pačiu aš lygiai taip pat randu ir savo tam tikrus atsakymus, nes aš ne į viską savo atsakęs. Aš dalį tik dalykų esu pasisprendęs ir mokausi kiekvieną dieną, ieškodamas būdų, kaip gyventi gyvenimą. Labai aukštos kokybės gyvenimą. Praktiškai ties nušvitimo riba, aš tai pavadinčiau, kai tu mėgaujies tą dieną, nors pasaulis nėra teisingas. Tai autentiškumas leido man širdyje jausti malonumą, net kai aplinkybės labai greitai keičiasi ir tu gal net ir nenori niekur vykti, bet žinai, kad tai yra tavo pašaukimas, kad tu esi
ten reikalingas, esi kviečiamas. Ir tada skausmo to širdyje tokio, kaip aš nenoriu, kad kodėl čia man nelieka. Kai tu gyveni gyvenimą, kuris yra ne tavo, ir kai tu ryte atsikėlęs nesugebi savo skirti laiko paieškoti atsakymo, apie ką tavo gyvenimas, ir skubi į tą darbą, kurio tu nekenti, nes tu matai tame darbe beprasmybę, ar į tą veiklą, ar į tą verslą, nesvarbu kur, ar į kažką tai dar, tu sergi, tau skauda širdį, tu nežinai kur dėtis. Tada tą beprasmybę savo, tą gyvenimą nori paslėpti po kažkuo tai. Aš neslėpiu savo gyvenimo. Aš puikiai jaučiuosi savo vienatvėje, puikiai jaučiuosi draugijoje, puikiai jaučiuosi išvykęs. Aš netmetu miesto, vienokios ar kitokios sistemos, vienokių ir kitokių žmonių. Pilnas miestas vakar vakare buvo žmonių, apačioje miestas, į kurį buvom nuvažiavę, kurie linksminosi, gėrė, valgė, jų toks gyvenimas, jiems tai yra prasmė. Jie tame randa kažkokį tai malonumą. Man tie malonumai jau nebeegzistuoja kaip tokie, kad man jie suteikia džiugesį. Ten yra tiesiog kita sistema, kurioje gyvena žmonės. Tai vat, jeigu tu gyveni toj sistemoje, tu patiri tą sistemą su tuo sąmonės lygmeniu. Ir jeigu širdie jauti skausmą, kad kažkas yra ne taip, kad kažkur netenėsi, ne toj vietoj gyveni, ne tą darai, nes to gyveni savęs neišreiškęs, žinok, kad taip ir yra. Tau sąmonė sako, kad yra ne savo vietoje. Tu netradęs savęs dar. Ir kai širdis nurimsta, kai nebeskauda, kai bet kokiom aplinkybėm, bet kokioje vietoje, bet kokioje situacijoje, su bet kokiais žmonėmis, tu jautiesi viduje gerai, nors gali atšnekėti tau kokias nesąmonės tie žmonės, bet tu tiesiog žinai savo kelią, žinai, ką tu darai ir tiesiog eini. Labai geras pavyzdys yra man su vaikystė. Prisimink pats vaikystę, kai tu buvai kelių metų ir bėgdavai žaisti su draugais į kiemą ar nuvažiavęs kažkur kaime, tu išėjęs į žaidimą, žaisti, būdavai autentiškas. Tu nesimaivydavai, tu nepritemdavai, kad tau reikia ten žaisti ar tenais būti. Tu nuoširdžiai džiaugdavaisi gyvenimu, būdavai toksai, koksai ir būdavai išreikšdavai save. Širdis prisipildydavo. Ir tu mėgaudavais. Ir tos akimirkos mums prisimenamos kaip geriausias laikas gyvenime. Kai tu lyg tai be jokių rūpesčių kažką tai darydavai. Aš turiu pilną rūpesčių, bet tie rūpesčiai nėra tokie sudėtingi ir svarbus. Aš jų nesureikšminu, bet aš mėgaujuosi gyvenimu. Ir pas mane gyvenime atsirado žaidimas. Žaidimas, kai tu gyvenime žaidi. Kai tu mėgaujasi kiekvieną dieną, situaciją, akimirką, ar sportuodamas, ar dirbdamas su žmonėmis, ar tiesiog būdamas ir mokydamasis, tai yra žaidimas. Tu turbūt esi užmiršęs, ką reiškia gyvenime žaisti žaidimą. Būti džiugesiu, su džiugesiu širdyje ir mėgautis tuo. Netenkintis tom pramogom, maistu ir alkoholiu, o mėgautis vidiniu džiugesiu, vidinę ramybę, kai tu savimi esi taikoje. Atradus tai, tą savo autentiškumą, tą savo paskirtį, tą savo kelionę, tą savo stiprybę, gyvenimas pasikeičia. Jis pasikeičia tiesiog net pažįstamai, matai save, koks tu buvai, kokiuose lygmenyse gyvenai, kaip jautėsi sumautai tame gyvenime. Ir kai tu atrandi po daug metų save, tobulini ir kiekvieną dieną įdedi pastangas, kad to nepaleisti, gyvenimas visiškai kitam kontekste atrodo, visiškai kitaip užsipildo, visiškai kitokia energetika yra aplinkui ir pats jausmas, kai širdis yra lengva, nors įvykiai sudėtingi aplinkui vyksta, yra pats nuostabiausias. Tai tas pasitenkinimas tokiu gyvenimu yra nepalyginamas, jokiais net kartais su tuo, kuris yra su žemiausiais instinktais lyginamas ir pasitenkinimas iš žemiausių instinktų gaunamas kaip alkoholis, kaip svaiginimasis kažkuo tai, kaip mityba, kaip kažkokios tai pramogos. Ten yra praradimai. Tau gal taip dabar netrodo, bet tu pabandęs kitaip, pabandęs išeiti iš savo ribų, tų ribojančių įsitikinimų, atrandi visai kitą gyvenimą. Kad tu galėtum žengti tokio gyvenimo keliu, tu turi save pradėti stiprinti, daryti dalykus, kurių anksčiau nedarė, ir tai daryti pastoviai. Ir tai tavo kelionės, naujo gyvenimo kelionės pradžia. Būk stiprus.